Labas, 4 pratimai, kurie bus skirti kaklo ir pagurklio zonai. Taigi pirmasis pratimas, sudedame rankas į V raidę, kad išlaikytume proporcijas ir viską atliktume abiejoms veido pusėms vienodai. Dedame po mūsų apatiniu žandikauliu, kur mūsų yra smakras, nespaudžiame ties viduriu kaklo, bet būtent šitoje zonoje. Galite naudoti aliejuką, kad slydimas būtų geresnis ir nebūtų per didelio tempimo. Ir keliame rankas į viršų link savo ausų zonos. Pratimą galite atlikti minutę laiko, tai būtų mano rekomendacija, tačiau jeigu jaučiate tempimą, nepatogumą, galbūt skausmą, galite pradėti nuo 30 sekundžių. Išbandykite, šitas pratimas tikrai labai efektyvus ir pasinaudokite juo. Pratimas numeris 2. Naudojame savo 3 pirštus, pradedame nuo smakro, spaudžiame į raumenį ir tarsi atkelsime visus susiplojusius prilipusius audinius. Ir šitas pratimas yra labai gerai paskatinti elastino ir kolageno natūralią gamybą. Taip pat yra skatinama, kad mūsų ląstelė gautų daugiau deguonies. Taip mūsų oda įgauna natūralaus žvilgesio. Atrodo elastingesnė, stangresnė. Spaudžiame į raumenį, netampome, netąsome odos, ar ne? Spaudžiame į raumenį ir keliaujame mūsų būtent šitą zoną link ausyčių. Įspaudžiame ir atleidžiame. Pratimas numeris 3. Formuosime savo žandikaulį. Naudojame rodomąjį pirštą ir vidurinį, sulenkiame juos ir dirbsime su krumpliais. Kita ranka laikome savo smakrą, apglėbėme būtent mūsų apatinį žandikaulį ir kylame link ausies. Jeigu naudojate rytinę arba vakarinę veido priežiūrą, tai yra kremukai, serumai, tai pilnai turėtų drėgmės užtekti iš jų. Ir pratimą galite atlikti vienai pusiai 30 sekundžių ir kitai pusiai 30 sekundžių ir žiūrėkite, kaip jausis jūsų veidas. Pratimas numeris 4. Pakeliame savo smakrą, rankos uždėtos ant krūtinės sukryžiuotos, smakras pakeltas. Ir kelsime apatinį žandikaulį 1 kartą per sekundę. Pratimo metu turėtumėte jausti, kaip įsitempia raumenys būtent šitoje zonoje. Taip pat pratimą rekomenduoju daryti minutę laiko. Jeigu jums per ilgu, o pirmą kartą, antrą kartą tikrai gali pasirodyti per ilgu, ar ne? Ypatingai toms, kurios nedaro tokio tipo pratimų, nedaro veido jogos, veido fitneso, tuomet mažinkite kiekį ir pradėkite daryti nuo 30 sekundžių. Jeigu labai skubate, neturite laiko, bet norite pradėti daryti kažką dėl savo veido, kad ir mažais žingsneliais, darykite 10 kartų pratimą ir tai tikrai jau bus daug geriau negu nedarant nieko. Linkiu sėkmės, išbandyti visus pratimus ir pasidalinti, kaip jums sekėsi.